dar kartelį. Jau atvykome į Madžiūnus, pasiruošimo nefilmavau, išbandysim naują techniką filmavimo. Tai gal einam, aprodysiu šiek tiek automobilį, praeisim pasižiūrėti šiek tiek, kaip ten bičiuliai lekia trasoj, kaip atrodo vaizdas ir bandysim turbūt šildyti kaulus ir važiuoti. Mūsų mašinėlė. Parkavom prie tokios mašinėlės, kokią pats norėčiau turėti. Bet po kol kas, ką galim turėti, ką turim. Jau ratus užsidėjom. Kartu su mumis draugų ir panašiai nebus. Automobilis, neatsimenu, nesakiau, per žiemą nejudintas. Viskas kaip palikta po paskutinio etapo, taip ir palikta. Pasidarėm suvedimą. Tai buvo šita pusė šiek tiek pabėgus ir minimaliai. Bet grįžti tą suvedimą, kurį turėjom praeitą sezoną, nepavyko, nes kažkas negerai, tai arba blogai kažkur kažką gal surinkęs esu, arba ana pusė irgi linkusi. Tai einam dabar iki trasos, pasižiūrėsim, kas gero vyksta trasoje ir bandysim važiuoti. One eternity later. Einam kartu, pasižiūrėsim trasos konfiguraciją. Pradedam taip, lekiam, sisukam šitą ratuką ir taip grįžtam atgal. Einam ruoštis ir bandysim ir mes prasilėkti. Žiūrėsim, kas gausis. Lakstom, gera nuotaika, geras oras, šilta saulė šviečia, dalyvių nedaug, man atrodo apie 20, nuotaikėlės geros, azartas kyla, adrenalinas kyla, smagu, fainai. Buvau jau labai išsiilgęs šito viso jausmo, šitų narkotikų, smagu, faina. Ir važiuojam, po biškį gaunasi, bandom važiuoti taip, kaip buvo paskutintam etape, kur dužo užpakalys šit mūsų automobilio.
turėjom 2 geras poras. Pirmą, aš sakiau, aišku, nežinau, kaip žmogus važiuoja, kokia trajektorija, tai šiek tiek sunkiau buvo, bet visai neblogai gavosi. Kaip minėjau, pasiilgę viso šito adrenalino, narkotiko, tai žiauriai fainai. Trūksta šiek tiek tepaliuko variklį. Laukiam, kol priveš. Dabar kolegos kaimynai paskolins, šiaip kaip ir nevalgydavo, bet gan ilgai nuo tepalo keitimo neliesta niekas, tai gal per laiką ir normalu. Paskutiniai kovoj pametėm kapoto grateles. Šiam kartui, manau, tiek, tai pabandysiu parodyti autoparko parkingą gal kažkiek. Mūsų autoparkas šiandienas, aišku, daug dalyvių trasoje. Šiaip mes jų nedaug turim. Važiavom su šituo vaporininku 2 ratus ir su porininku KJ2 31 ratą. Grįžome namo. Automobilis sveikas gyvas, kaip bebūtų keista, stengiamės važiuoti taip, kaip reikėtų varžybose. Pasivažinėjom, nuotaikos geros, įsikroviau, smagu, adrenalino daug, mašiną nusiplovėm, įsikraustėm, įsimetėm daiktus, nenufilmavau, tai dabar trumpą tokį video pabaigai darau, palakstėm, žiūrėsim, kas toliau. Po biškį atsiranda norinčių padėti, prisidėti kažkom, tais turėsim gal montavimą nemokamą, gal kolegos prisijungs važinėti, draugai. Nežinau, ar neatsimenu, ar minėjau, labai norėčiau suvažiuoti visą šį sezoną. 26 metų visą sezoną, tai yra visi 6 renginiai įskaitiniai. Ar gausis, nežinau, bandau rinkti, kaip čia pavadinti, kapitalą visam sezonui. Esu daugmaž pasiskaičiavęs, kas gaunasi. Visom 6 varžybom, tai preliminariai labai. Ir matysim, jeigu mašinos nesupilsim, tai turėtų biudžetas būti geras, o jeigu supilsim, tai matysim, kaip gausis. Tai šiam kartui tiek. Žiemos uždarimo, pavasario atidarimo video bus toks. Ir iki sekančios serijos, kuri bus nežinau kada, iki.